Rolandai sumėta biški. Duodu vaizdu, žinai, kamerai, reikia biški kartais. Pats tu kelmas. Na ką, bičiuliai, trečias epizodas jau čia, į vėl Tauragiai, ruduo. Šiandien turėsim svečią Rolandą Mackevičių, kur atvyks neužilgo, važiuoja su savo vaiku ir prasilėksim su bagiais visą emociją. Per nepatogius klausimus aš jam padovanau, tai buvo smagu pasikalbėti ir jisai dabar pas manęs atvažiuosim, tai mes jį pakalbinsim. Viskas, čia jisai, o mes lauksime, kas šiandien vyks. Rokai, pagaliau aš atvažiavau pas tave į svečius. Klausyk, ačiū labai už tavo kvietimą. Pristatyk truputėlį, kas čia pas tave yra. Mes esam Tauragėje. Tauragėje, pas manęs bazėje, turim už nugaros keletą bagių. Šiandien pasidarysim tokį turistinį pasivažinėjimą. Apie 1,5 valandos. Aš priekį važiuosiu, tu paskui mane. Šalmuose bus komunikacija, pravažiuosim pro kliūtis tokias ir pasakysi, ar vertas dėmesys pravažiuoti tą turistinį pasivažinėjimą. Gerai, tai ko, čia turistinis, tai žinai, aš su dviračiais važiuoju dviračių takų turistinis bagis, aš suprantu, kad čia vis tiek yra kažkiek ekstremo, ar ne? Taip, bus ekstremo, tai nereikia gąsdinti žmonių, kad, žinai, ekstremas, kiti žmonės bijo, net ir moteris gali važiuoti, merginos, tai manau, kad dabar moteris gali važiuoti, jisai sako. Per daug negalim kalbėti, viską pamatysi, visą emociją, padarysim pit stopą, tada galėsi pasakyti paverkti, pariekti. Ne, labai gerai. Aš daru nenoriu, greičiau, kur tu mane atsivežei? Ne, viskas smagiai bus, praleisim laiką, prasilieksim, duosiu paspausti. Jeigu blogai važiuosi, tada lėtai važiuosim, bet jeigu suprasit, kaip važiuoti, tada leisiu paspausti. Žiūrėk, tu nevažiuoji per lėtai, juokauju, iš tikrųjų. Ko bijoti ir kam pasiruošti? Bijoti nieko nereikia, pasiruošti gerą nuotaiką. Važiuojam. Jau jaudinas. Nu kągi, na kągi. Rokas Batiuška mane lietė ką tik. Ką tu darai? Lūdėlys. Nu, žiūrėk, kur važiuoti reikia. Viskas, aiškinu. Vienai paskutinį kartą. Taip, klausau. Dabar yra parkingas. Taip. Paspaudžiam start knopkę dabar. Reikia stabį laikyti? Reikia. Nereikia. Čia parkingas, po to tai mes pasakysiu, kad važiuojam į H. Kada bus raketa? Raketas nereikia, prašau. Ir čia posūkiai, žiūrėk, į kairę ir į dešinę. Atsimink, Matėjau, tu atsakingas už posūkius. bet reikia gražinti visą laiką į vidurį, nes jeigu paliksi visą laiką klikins. Visa kita jums nieko nereikia. Jeigu apsitaškysi, tai paspausit valytuvą. Gerai. Suksime į dešinę. Kodėl posūkį nerodai? Tai čia nereikia. Ar viskas gerai, taip nutilot visi? Labai patogiai ir minkštai važiuojam. Na ką, ir ponas Mackevičius jau vejasi Roką Batiušką. Neįtikėtina, to dar nebuvo vienos istorija. Atsargiai kelmai, iki kelmą neįvažiuokit. Pats tu kelmas. Mažiau šnekėk, daugiau spaus gazo. Rokas Batiuška man suspaudžia gazą. Ar tai manęs jam atsiplėšti nuo Mackevičiaus? Deja, jis vėl jį pasivijo. Matėjau valytuvus. Ačiū šturmane. Jūs puikiai tvarkotės su savo reikalais. Šuoliukas. Ir čia gazo, čia tiesioji gazo. Sveikata. Ačiū labai. Noriu papasakoti trumpai, kad sekasi įspūdingai. Rokas Batiuška, kietas bičas yra. Nebepavėjam. Stengiamės, tiek galim. Na kągi, lemtingas posūkis. Ir finišo tiesioji. Čia apsisuksim, praknisau posūkį. Sakiau, driftingas.
FIFA 5, ką tu darai? Dažnai būna taip, ar ne? Taip, būna kartais. Jau pakilo ratukas vienas jau. Ar ne, vos tai apsivertė? Tikiuosi. Oh, nice. Čia dabar atsargiai važiuosim pro tokius kalvelius, tai ramiai. O čia eilutė ir sustoja. Su dulkėm išlipė. Bet jie jis nebegali išlipti net iš mašinos jau. Yra pritrenktas kaip gerai. Šiaip galiu pasakyti, kad vienas įspūdingiausių dalykų, koks esu buvęs. Nu kaip, emocija geras? Geras. Tai nerealiai, iš tikrųjų, žinai, kas labai faina, kad toks biškai pasimiršti gal vienu momentu, kad mašinoje važiuoji. Dėl to, kad labai viskas minkštai, žinai, toks gazas ir atrodo, kad niekas pavojaus nesijaučia. Bet gali kontroliuoti. Kontroliuojamas viskas. Lengvai valdo save. Jo, gazo daug, greitis, viskas gerai, toks labai malonus šiaip jausmas iš tikrųjų yra. Ir jo, vietomis aš nepatinu, tipo, kur čia galim duoti gazo. Ir jo, mes įsibėgėjom, 100 man tada važiuojam. Ir tada didžiulė duobė. Taip, visas kūnas įsitempia, tau nežinau, pripratęs aš jau žinau jau tas duobytės, aš jau čia pravažiavęs gal kokį 15 kartų, 20 daugiau dar pravažiavęs. Tai jau žinau tą duobytę kiekvieną. Tai ir tau nieko nebūtų. Bet šiaip, jeigu pamatai duobę, reikia gazą duoti. Nes tada peršoktum, žinai. Nes aš dabar, žinai, pamačiau, nieko nedarau, bet tik tai kūnas įsitempia ir jos net nepajunti. Gerai. Kaip tau, Matėjau? Taip, va. Tai aš suprantu, tu čia su šito tokiu pat bagiu ir dalyvauji Dakare. Jo, principas variklis tas pats, kur tu dabar važiuoji dar galingesnis yra, nes pas mūsų Dakare yra ribotuvai sudėti, restruktoriai tokie. Mūsų greitis tik 135, daugiau negalim. Ir viskas. Čia yra lengvesnis, bet principas tas pats, aišku, sėdynės skiriasi, kuro bakas didesnis, bet... Ir kiek vienu važiavimu vienoje nuvažiuoji kilometrų? Vienoj dienoj? Jo, vienas tas. Vienas steidžas? Nu, apie 500 kilometrų. 500 kilų, taip. Da čia tai smagu važiuoti keliukais, o tenais akmenim, kopom, nu tenais... Daugiau matai. Daužusi taip pat, pavyzdžiui, dabar, kai važiavam per ten didelės tas duobės, iš šikto tik tai gauni, ne, nes ratai pakimba. Tokių duobių nėra, bet kartais gauni per tą subinytę, kaip sakoma. Stuburas iššoka į galvą. Jo, bet esmė, kad tas minkštesnis yra standartinis. Tenais Dakarinis yra, jisai biškai kitokie mortikais, kietesnis yra ir vis tiek duobė surenka skaudžiau. Nes sunkesnis, žinai. Kietai šiaip labai. Bet smagus dalykas. Labai. Ypač posūdį, bet Matėjus liepė nebedaryti posūdį. Bet čia, kad pakilo vienas ratas. Nes taip lengviausiai ir apsiverčia, jeigu tu bandai saulę daryti. Oras pastas važiuoja, bet man smėlio tai privarė. Aš žinai, tas dulkių ir... Oi, slungi. Aš važiuoju atsidaręs iš pradžių, žinai. Šitą. Bet čia dulkių nieko. Dangtelį. Čia yra zuikio daina. Juokas, ne? Žmonės atvažiuoja vasarą, tai aš važiuoju, tu jau beveik nematai manęs. Geras, dulkių. Nesuvalgai tiek dulkių, operatorius gali patvirtinti, kiek yra gavęs dulkių. Bet toks oras geriausias, žinai, prieš vakarą palėjo, ir dulkių galima matyti labai ir saugu, žinai. Let's go, guys! Come on, show your balls! Čia suksim tiesiai, suksim tiesiai, važiuosim. Vienas čia kala už nugaros. O la la. Ir eilutė, tai blium, eilutė. Paskui mane sustatom. Tada sustojam, parkingas ir išjungiame variklius. Sakė, operatoriai. Gerai, medžiaga kaip irgi? Rokelį, klausyk, pirmiausia noriu padėkoti tau už šis užkvietimą. Tai ačiū, kad važiavai. Ne pusės metų, man atrodo, ne? Ne, kokie 3 mėnesiai. 3 mėnesiai tik tai? Pavasarį mes darėm intervą ir dabar šitas. Klausyk, kaip mums sekėsi, papasakok truputėlį? Kaip tu galvoji?
Manau, vidutiniškai. Nelabai viskas gerai, viskas puikiai, ilgesnį atstumą padarėm, pravažiavom kliūtis. Aišku, gal norėjusi, kad greičiau važiuotum, žinai, bet kartais būna, kad prisibijai. Ne, palauk. Aš važiavau lėčiau, nes bijau, kad tiesiog tave aplenks. Ne, reikėjo sporyti, kuris kurį. Nes aš bijau privažiuoti, kai laikom atstumą, ten žvėris ir panašiai. Ne, tai laikom, bet kartais gali prie subinytas prilėkti, man motivacija paspausti. Ne? Tai neturėjai motivacijos su važiuodamas? Ne, gerai, viskas buvo puikiai. Man tai svarbiausia, kad saugiai, ramiai grįžom, bagiai sveiki, žmonės sveiki, smagus laikas, fainas, nežinau, kaip tu vertini šitą experience, vis tiek gyvenime esi pravažiavęs daug, manau, su visokiom technikom, su automobiliais. Tokios patirties neturiu, žinok, daug, bet kas man labiausiai patiko, tai pirmiausia vaizdai, tai labai įspūdinga važiuoti per mišką greitai, žinai, ir toksai vaizdai atrodo, kad tu kažkam kino filme. Taip. Ir paskui jau ten, žinai, tu pradėjai po per to sustojimo, kažkaip jaučiu, kad prasidėjo viskas. Dideli kalnai ir tada per miškus, per pievas ir kažkaip labai gerai finišavom. Tai tikrai, ačiū tau labai. Tai ačiū, kad atvykai. Tai lai gyvuoja čia šitą paslaugą. Gyvuos. Dabar čia nereiks mokėti mano, ne? Ne, sutarsim kažkaip. Susitarsim. Ačiū. Tai va, ačiū tau. Kai kiti atvažiuos, išjūbi šitą. Tai kitais metais brangiau bus. Ką, hebrytę varysim pavalgyti? Bet šalvo nereikia užsiekti. Kaip sakoma, geriem nereikia, blogiem nepradėt.